Sveiki audio aparatūros mylėtojai. Šį kartą svečiuose esu pas Audio Vytą. Sveiki visi klausytojai, kuriuos dar domina, nors jau po biškį jisai, kaip sakoma, tas domėjimasis buvo sumažėjęs. Dabar kiek pastebėjau, kažkas, tai sakoma, irgi po biškį kyla nauja banga, galbūt kažkas tai, kam bus įdomu, kadangi tie dalykai jau praeitė, kaip sakoma, kaip man kartais tarp draugų būrelė kalbėdavom. Alpinistas įlipa į aukščiausią kalną, apsižiūri, pasižiūri, aukščiau nėra kur, tai ką, tai vėl lipi žemyn, atsisėdi, palauki, vėl lipi iš naujo. Tai faktiškai, kai yra pasiekęs visas viršūnės, aukščiau jau nėra kur, nu tai viskas, sakoma. Ieškai kitą kalną. Ieškau kažkokį kitą kalną, bet kol kas dar neradau kitą kalną, kuris būtų aukštesnis už tą, kurį jau įlipęs. Vytai, šį kartą į filosofiją giliai nenueisim. Turim konkretų klausimą iš mūsų audio aparatūros stebėtojų. Smagu, kad yra objektyvių, normalių klausimų, kuriuos galime aptarti, išsiaiškinti ir pabendrauti. Audio Vytas yra labai įsigilinęs į vieną klausimą. Tai Gediminas Cerinas užklausė, ar negalėtumėte konkrečiai įvardinti audio aparatūros dalių įtaką muzikos garsui, po kiek tai procentų įtakoja? Žmogus turėjo omeny, kiek įtakoja stiprintuvas, kiek įtakoja kolonėlės, kiek įtakoja laidai, kiek įtakoja CD grotuvas DAC-as, kiek įtakoja streameris. Streameris turbūt tau tai nauja ir tu dar nelabai esi įsigilinęs, bet į tuos kai kuriuos dalykus, manau, tu galėsi tikrai paaiškinti. Priminkim žmonėm, tu esi pagal specialybę baigęs audio inžineriją, taip? Jo, elektronikos inžinerija. Elektronikos inžinerija. Gerai, tai žodis tau, papasakok mūsų naujokams, kiek kas įtakoja. Arba kiek kas gadina, arba įtakoja. Taip. Klausimas labai tikslus, kaip pataikytas į 10. Kaip užsakovas paprašė paaiškinti, aš tą paaiškinimo technologiją jau nuo senų laikų išsiaiškinau ir pagal procentus. Čia procentus, kaip paaiškini žmogui, kiekvienas žmogus gali suprasti, ant kiek tas įrašas, stiprintuvas yra normalaus lygio. Jeigu paaiškinti tenai vienam, ten skamba aukšti tokie, nu kaip tu gali suprasti, čia kaip tą maistą skonį irgi. Nu, vienam skaniau pipirų pridėti iš aukštą, kitam gabaliuką, bet nu to tai kokybė, tai kaip sakė, nesikeičia. Tai dabar pradėkime nuo to dalyką. Pagal procentus, jeigu šiek tiek, tobulinant aparatūrą, jeigu imant tą versiją, tobulinant aparatūrą. Kad ir netobulinta, kad ir jau sutvarkyta. Kad ir sutvarkyta aparatūra, kiek bendrame trakte, bendrame skambėjime įtakoja stiprintuvas, kiek kolonėlės, kiek CD grotuvas, kiek kas labiau nulėmė muzikos kokybės garsą, kas labiausiai ir kas mažiausiai iš tų dalių. Gal pradėkim nuo to, o apie tobulinimą mes vėliau pakalbėsime. Kalbant, jeigu mes imame gamyklinę versiją, bet faktiškai imant pagal gamyklinę, gamyklą pagamina, bet klausimas, kokios klasės. Pirmukas, antrukas, šeštukas, aštuntukas, devintukas. Kalbu apie aukščiausias klasės. Devintuką, 10. Jo, 9-10 aukščiausia klasė. Kalbėkime apie aukščiausią klasę, pradžiai apie tą, kurios tobulint. 10, sakoma. 9-10, kurį pagal jau vakarietišką tą pasakymą yra jau aukščiausio lygio, sakoma. Taip. Tai esmė tame, bendras garsas, kokybė garso priklauso faktiškai visada, čia 100% nuo įrašo. Čia jau tu niekur nepasislėpsi, kokie padavė įrašą, toks ir antras. Apie įrašą turi omeny Audio Vytas apie studijinį, kokybišką, gerą įrašą. Gerai. Taip, apie tokį. Kalbam apie studijinį gerą įrašą, tai faktiškai esam garantuoti, kad įrašas yra geras. Taip. Dabar įrašas priklausys tik tai nuo kolonėlių, nes kolonėlės jau, kaip sakoma, atkuria, ką tu kokį garsą paduosi,
tokį tu jį ir gausi. Paduosi prastą įrašą, prastai skambės, paduosi labai gerą, bet jeigu kolonėlės bus, sakykime, daugiau, mažiau kažkas ten detalės netokias tinkamas sudėtas, kaip dažniausiai būna, tai faktiškai tai čia priklausys nuo toliau ten kiti tarpiniai grandinės, jau toj klasėje nelabai įtako, sakoma. Jeigu netobulinus gamyklinę versiją. Aš čia kalbam apie aukščiausią lygį aparatūrą. Tai kolonėlės labiausiai įtakoja... Kolonėlės ir įrašas. Ir įrašas. Pirmoji vieta. Antra vieta? Antra vieta, stiprintuvas, kaip sakoma, antras pagal pirmą vietą yra šaltinis muzikas, kolonėlės, trečioje vietoje bus stiprintuvas, toliau CD grotuvas. Arba dakas. Arba dakas, taip. Čia, kaip sakoma, čia pagal gamyklinę versiją viskas atitinka. O jeigu modifikuojant, kiek labiausiai ką įtakoja? Taip, liaučiai kalbant, tobulinant, tai stiprintuvas visų pirma, kas reikalinga, bet visuos stiprintuvuose, ar bus pigus, ar brangus, kiek pastebėjau, vidiniai signaliniai kabeliukai, kurie viduje eina signalų, yra ten patys pigiausi, kokių ten pigesnių jau neįmanoma sugalvoti. Tai visų pirma, juos reikia keisti, skiriamosius kondensatorius, kurie eina muzikinis signalas, čia stiprintuvai. Stiprintuvai, kas reikalinga keisti, tuos pakeitus, jų pagerėjimas, kaip sakoma, liaučiai kalbant, būtų apie 10–15%. Tai, kaip sakoma, bendrai paėmus, nelabai kiekvienas kas pastebėtų tą pagerėjimą. Kas labiausiai užsitobulina, kaip čia sakant, labiausiai įtakoja garsą tobulina? Šiuo metu CD grotuvas, sakom, priklausomai arba vienabitinis ar daugiabitinis. Tai čia, kaip sakoma, vienas 50% pagerėjimas, kitas 100% pagerėjimas. Taip. Toliau labai stipriai pagerėjimas yra tuneris. Kalbant apie tunerį, yra vienas niuansas. Ten, kadangi yra kiekvienas tunerio keitiklis po aukšto dažnio skirtingai padarytas. Nuo to priklauso ir ta garso kokybė, kaip sakoma. Savikaina, pavyzdžiui, imkim paprastą dalyką, savikaina patobulinimas, tuneriui, imant realiai savikaina, 50 centų, eurą, sakykime, grubiai paėmus. Tuneriui patobulinimas. Bet yra vienas niuansas, kadangi tuneris yra toks dalykas, kad tu neturi galimybių kažką pagerinti garsą, kadangi garsas, kokį paduos, radio stotis sprendžia. Faktiškai, aš kiek tyrinėjau radio tunerius, tai pirmoji vieta pagal kokybę buvo prieš 20 metų, sakoma, Relax FM. Tai buvo pirmoji vietoje. Kaip jie praleido per vakarę, taip nuo 19 valandos, porą valandų muziką. Ir aš nebūtų supratęs, kodėl pas juos taip groja. Gale vedėjas pasakė, dėkojame Petrui ten tokiam Mykolui už jo pas mumis atneštas vinilo plokšteles. Tada supratau, kad ten įleido iš vinilą. Kiek pastebėjai, tai mes paaiškiname žiūrovam, kad pirmoje vietoje puikus kokybiški įrašai, taip, kolonėlės, taip, antroje vietoje stiprintuvas, paskui trečioje vietoje pozicionuoja CD grotuvas, dakas arba tuneris šaltinis, o dabar įtaka, laidų įtaka, kokybiškų laidų įtaka. Irgi žiaurus dalykas, paaiškinimas labai yra paprastas. Imkim tokį, aš dažniausiai irgi paaiškinu, labai paprastai kaimiškai. Vandentikis. Pats vanduo, kur teka, geriamas vanduo. Jeigu mes paimsim, pažiūrėk, 100 metrų vandentikį išpjaunam, įdedam auksuotą vamzdį. Taip. Nuo to vanduo nepagerės. Ne. Kadangi tai toliau viskas, esmė tam yra. Kokybė yra taip. Pagrindinis yra minusas tarp blokinių kabelių. Tiausiai visi yra pastebėję, kad eina tose, nelabai brangiuose aparatūrose, sakoma, 5–6, tarp blokinis kabelis eina tasai vienas, tasai karštasis
yra, ir toliau ekranas. Pliusas. Nu, pliusas vadinamas, sakykime, imkim pliusas, o minus yra ekranas. Tai o dabar yra, kaip sakoma, pliusas ekranas. Dabar įsivaizduokime tokį paprastą dalyką, kaip aš jį visiems aiškinu, visi tą reikia supranta. Važiuoji automobilio, ne? Gatvė. Keliu. Tavo kairė pusė du ratai asfaltu važiuoja. Taip. Kiti du ratai tuo šalia, kur ne asfaltas, bet tas bardūrė vadinamai. Tai kaip jūs jaustumėtės važiuodamas, tavi trankytų. Tai aš tam mintį sugalvoju, kad to nebūtų. Tai aš paėmiau du laidus normalius, du pliusus, signalas, minusas, pliusas, muzikinis net, o ekranas panaudotas pagal savo paskirtį. Tai kaip ekranas. Ekranuotas viename gali signalo pradžioje. Tokiu būdu su mašina tu važiuoji per vidurį gatvę asfaltuoti. Tavo kairė du ratai, dešinė du ratai yra vienodam lygiai. Tu važiuoji kaip ant mielių, kaip sakyti. Tai papras paaiškinimas yra. Dabar pardavimuose yra daug ale varinių laidų, bet jie ne variniai, jie tik varios spalvos. Visokių būna, taip. Reikia atsirinkti pradžiai kokybiškus laidus, pradiškai kokybiškus, kad būtų bent jau variniai laidai. Nes mes patys atsimeni su RCA laidais eksperimentavom. Jie skyrėsi jų, bet jie turbūt vis tiek, kaip bebūtų, mažiausiai įtakoja traktą. Ar jie taip pat vienodai įtakoja? Jeigu prasti laidai, žiauriai, sugadins. Tai realiai, kaip bebūtų žiūrovai, visa sistema, tiek ar stiprintuvas, ar kolonėlės, ar garso įrašas turi tikrai būti visi kokybiški, kad pajustumėte... Daugiau mažiau kokybiški, kaip sako. Taip, kad pajustumėte muzikos malonumą. Imant tarpblokinius kabelius, aš irgi 15 metų atgal, kaip man vienas draugelis paskambina, nusipirka tarpblokinio kabelį, mokėjo 500 litų. Litais. Litais tada čia buvo, taip, litais. Ir aš tada kaip žmogus elektronikas, kaip inžinierinis lygis, tuo metu pagalvojau, sakau. Ir man papasakoja, garsas pagerėjo stipriai. Aš tada, kadangi žmogus irgi tą patį profesiją, to pačio lygio, irgi elektronikas, irgi viskas, aš jo nesiginčijau. Tik tiek, kad sakoma, kai baigiam kalbėti, kažkaip apie valandą laiką telefonu prakalbėjau, aš tada pasiėmiau savo tarpblaukinius kabelius per generatorių, paduoda tą sinusinį signalą, ant oslo žiūriu, koks sinusas yra. Įdomumas buvo tame, kažkur tai iki 80-90 kHz dažnio sinusas buvo normalus. Virš 80 kHz aukščiau sinusas buvo pradėję biškį kraipyti. Ir aš tada mintis kilo, tai pačias suprantama. Muzikinis signalas 20 kHz maksimum. 8 kHz tai yra stipriai už ribų, tai kas ten gali įtakoti. Ir tada, aš pasipaklausiau įrašą, ten jis man uždėjo, aš buvau nustebęs. Tokį įrašą dar girdėjau, bet tokį skambėjimą sunku buvo suprasti, kaip taip įmanoma, tokį garsą išgirsti, kokybiškai sakoma. Jis man paaiškina, parodė kolonėlių kabelį, mitai, tarpblokinį kabelį irgi mitai. O sako, kabelys, sako, iš jo nesiginčijau, sakau, galima, aš atsinešiu savo tarpblokinį kabelį, pajungsiu, aš pažiūrėsiu, tada jau realiai įsitikinsiu, ar tikrai kabelis įrytamas. Kažkur po savaitės, šeštadienį, pasiėmiau savo iš aparatūros, ištraukiau vieną tą kabeliuką, paprastai ten žai, karštasis ir ekranas, viskas tvarkoja, viskas, tie RCA kabeliukai, viskas. Nuėjau pas jį, tam, kad pirmą paklausau jo tą įrašą, kuris pats buvo turėjęs tą įrašą. Paklausau, sėdžiu per vidurį, scena, už sienos ribų, plati scena, vokalistas čia groja, kaip sako, viskas normaliai. Scena matosi tenai, garsas štai, čia, viskas normaliai. Po 5 sekundžių paimk mano, tai visa ta scena, kuri buvo tokia pločia, kažkokiu neaiškiu būdu susitraukė į tą vadimai, juodąją skylę, 2 metrus į tunelį linda, iš taško garsas eina. Nesupratau tada. Viskas aišku. Tada pradėjau kažkur pusę metų kabelius, ieškojau vieną, kitą, 3,
padariau 10 komplečių kabeliukų, visokių, kokių tai buvo. Kokių gavai tik? Kokių gavau. Gigahercų, kur kosmosas, tas karinė pramonė buvo naudotas. Viskas padariau 10 po vieną. Kištukus paėmė pačius pigiausius, tam, kad jau bus, tai po to jau. Ir pas jį vėl nuėjau, į vieną kanalą jau tą bitą įjungiu, o kitą kanalą aš sėdžiu čia, jis jai keičia. 10 kabeliukų, pirmas kabeliukas balansas pasuk, kairė dešinę, klausaus. Ant mono klausėt? Ne, stereo, bet jisai kanalą pasuk į vieną pusę. Bet tai kanalai, tai skirtingą biškį dažnį duoda. Tai čia nesvarbu, bet šitaip nekreipiu dėmesio. Stereo signalas, balansą pasuk į kairę, pasuk į dešinę, mitas groja per mitą, į kairę maniškis. 5 balų sistema, kadangi aš įpratęs yra, tai pirmą įjungiu. 3 trejetui, antrą balansą pasuk trejetui, trečias trejetui, ketvirtas trejetui. Tie gigagerciniai, kurie ten gigagerciniai dažniai, kurie kabelis fluoroplastas, sidabruotas viskas. 3+ kažkur tai pridėjau. Lika 7, 8, 9 ir 10. Irgi 9 irgi 3+. Nu jau tada jau pagalvojau, sakau, vadinasi, tie kabeliai tikrai yra kažkas ten sugalvota, kur, neįmanoma, kabeliai visi. Muzikantai naudoja tus kabelius. Visi toks jau kietokas buvo. Kai paklausiau pačio to vadybininko parduotuvėse, Yamaha buvo. Tai sakau, kaip jisai, jo paklausiau, kaip pas jį namus buvo ratęs tam. Sakau, kaip tau tas kabelis, žinai, sako, nieko ypatinga, gruoja taip daugiau mažiau vienodai. Metrą kokį aš tai sumokėsiu, tu baik jokus. Už metrą tai pinigų neėmė. Ir po to, kaip tik tai tas paskutinis ir buvo pakliuvęs. Ir po to tą paskutinį kabelį perdariau 2 karšti, ekranas atskirai. Ir paskiau lyginau, kur kainas, kur pas vieną mano pažįstamą buvo 1500 litų kabelis, buvo blokinis. Tai jie įėjo 1:1. Navos temperatūrai, reikia brangiai stovų pas mes, čia medalinė. Skirtumas buvo niuansinis, ant kai kurių, kaip sakyti, garčių, kaip sakyti. Bet tas čia buvo patenkintas, jezu. Tai buvo kabelis irgi žiaurus dalykas. Toliau tam, kad pagerinti kolonėlių kabelį, jausi visi pastebėti, kolonėlių kabelis yra 2 laidai eina. Taip. Šalia vienas kitą. Biški brangesnis, kai yra tarpius padarytas yra. Tam, kad pagerėtų 60%, 70% garsas, paėmė tuos 2 laidukus, atskiri, aš esu taip pasidaręs. 10 cm medinį pagalį suskylę, pravėrė ir visas kabelis eina 10 cm atstumę iki stiprintuvą, iki kolonėlio. 10 cm, 10-9 cm atstumas. Bandėm su vienu, kuris buvo atnešę kabelį. Žiaurus skirtumas. Jau paprastas dalykas, darbo 5 minučių darbas. Papasakojom, kas kiek daugmaž procentų įtakoja, tikėkimės, kad supratote. Jeigu turite klausimų, objektyvių komentarų, laukiame, parašykite, stengsimės atsakyti. Taip, čia jokių problemų. Čia dalykas jie daugiau mažiau jau. Iki mūsų žiūrovai, stebėtojai. Viso, iki kitą kartą.